Kai kada žmonėms arba pamatuota šiek tiek daugiau žemės, tiksliau buvo pamatuota ir pagal plotą netitinka, tai žmonės gali primokėti, čia problemos nėra. Tačiau yra kita problema, kuomet galbūt vienas kitas aras, reiškia, yra pamatuotas per mažiau. Tada skiriant ten kelių arų, 5 ar 10 sklypą, valstybė privalo padaryti visus matavimus. Nors pati to sklypo vertė ten galbūt 10 arų gali būti 100 litų, tačiau visam projektavimui išeina keli šimtai litų. Tai galbūt būtų tikslingiau vis dėlto tam žmogui kompensuoti pinigais ir tada viskas paprasčiau išsispręstų. Kalba neina apie didelius nukrypimus. Jeigu jau matininkai turbūt matuodavosi, tai jie pasimatuodavo taip, kad sklypelis nebūtų mažas. O čia kalba eina apie 3% nuo viso sklypo žmogui, kuris tikrai nėra esminis. Tai yra labai mažas sklypelis, kur iš tikrųjų ir pats žmogus supranta, kad galbūt, aišku, jeigu valstybės pinigai viskas daroma, tai kodėlgi nepasimtų, bet jeigu būtų daroma žmogaus pinigais, tai iš tikrųjų jis ir pats to nedarytų. Tai manau, kad čia valstybė sutaupys nemažai pinigų ir manau pakankamai deramai atlygins tam žmogui už ten kelis arus žemės.